Eglės namos nėra nepuoštos, tai žinai, kalėdos jau čia. Kai dėl artimų visur dovanų be galo slaptai surasti bandai, tai žinai, kalėdos jau čia. Per naktį šviečia mėnuo, jauku ir nebaugu, ir liūdinčio vieno, o meilės su gaubu. Ir ką sutinki visi užburti kažkokia keista gerumo dvasia, tai žinai, kalėdos jau čia. Hei, atlaira! Pakilnojam skėčius! Per naktį šviečia mėnuo, jauku ir nebaugu, ir liūdinčio nei vieno, o meilės su gaubu. Ir nustembi, kai sutinki kažką su sparnais, kaip snaigės lengvais, tai žinai, kalėdos jau čia. Tau šypsos visi gatve, kai eini, tarytum skrendi, o ne sniegu brendi, tai žinai, kalėdos jau čia. Labas vakaras, gerbiamoji publika. Labas vakaras ir maži, ir dideli. Labas vakaras, mergaitės ir berniukai, pamojuokit. Ar yra čia vaikų? Yra, labai gerai. Labas vakaras, tėveliai, mamytės, seneliai ir močiutės, pamojuokit man. Puiku, nuotaika yra. Labai džiaugiuosi, kad nepabūgot lietaus. Nu ką padarysi? Nėra blogo oro, bet būna netinkama apranga, ar ne? Teisingai. Ir aš jaučiu, kad vis tiek ta kalėdinė dvasia jau tam viršui draikosi. Ar jaučiat, kaip kvepia meduoliais, mandarinais ir kvepia net kalėdiniais stebuklais? Ar laukit kalėdų? Pakelkit rankas, laukit kalėdų senelio. Aha. O, gerai. O kas laukit dovanų, pakelkit koją. Aha, gerai, laukit. Bet nikštuk, dabar tu man pasakyk. Aš girdėjau tokį dalyką, kad kalėdų senelis vėluoja mūsų šventę. Taip, tikra tiesa. Kalėdų senelis vėluoja, nes man besmegeliai sakė, kad jo rogės sugriuvo ir užpustė ten kažkur šiaurės pusnynuose ir jis nebus. Šiandien, vaikai, kalėdų senelio nebus. Kaip tai nebus? Bet palauksim, vaikai. Man atrodo, kad kalėdų senelis ten kažkur aukštai skraido, suka ratus, ieško kur tą plungę, bet neranda kelio. Na, nesijaudinkite. Vis tiek anksčiau ir vėliau kalėdų senelis čia į plungę atkeliaus ir įžiebs eglutę. Na, o kol jis atkeliaus, aš manau, kad mes šventinę programą galim pradėti patys, ar teisybė? Ar jūs padėsite dainuoti? Ar šypsenos bus veiduose? Nu, tai keliaujam! Pakilnojam skėčius! Hei! Hop, 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 hop! Priešais mus baltumis kelias, tai mažylį duok šrankelę, trys laukai snieguoti, eisim pastatos ieškoti.
padainuosim tokią dainą apie kalėdų senelį, taip, Andriau? Taip, senelį, koks tavo vardas? Gabriela. Gabriela, labai gražus vardas, čia pati sugalvojai. Taip. Gražiai sugalvojai. Gabriela, ar tu žinai, kaip reikia šaukti kalėdų senelį? Hau, 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 sninga jau. O, prieš tai, bet dabar šauksim šiek tiek kitaip. Vaikai šoks, o mes visi pabandykim taip sušukti. Senelį, au, laukiam dovanų. Pakartojam. Senelį, au. Laukiam dovanų. Nu, vaikai, paruoškit rankytes. Paplojam, hopa. Labai gerai. Vieną rytą Šokam. prabudau ir nustebau, ten už lango labai balta. Nu, vaikai, pašokinėjom, paplojam. Hop, 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 šokas snaigės danguje. Hop, 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 tai graži šiepa. Senelį, au, laukiam dovanų. Dabar slidinėjam. Lango nematytos, vėliavėlės išmaišytos, nosis prie langų prišalo, kurgi tu seneli. Hop, 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 šokas snaigės danguje. Hop, 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 tai graži šiepa. Seneli, au, laukiam dovanų. Jau eglutė papuošta, žvaigždės spindi danguje. Ir po vieną, ir po du šokam rateliu. Hop, 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 šokas snaigės danguje. Hop, 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 tai graži šiepa. Seneli, laukiam dovanų. Pernuslydus tapo dangų, atkeliauja jau senelis, pilnas maišas dovanų, laimės lyg ausų. Hop, 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 šokas snaigės danguje. Hop, 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 tai graži šiepa. Seneli, au, laukiam dovanų. Ir paplojam. O dabar tėveliai garsiai sakom, senelį, au. Nu, mišrainė tokia. Nenusilenkėm vaikai, o mes visi šaukiam bravo! Nu nieko sau, pas mus atkeliavo katinas. Ir ką tu katinai irgi? Kalėdų senelio lauki? Irgi laukia, pasirodo vaikai. Super! Aš žinau, kad šis labai yra išdykęs, vaikai pakelkit ranką, kas mėgstate išdykauti ir neklausyti tėvelių. Oi, gerai, kad prisipažįstat. Na ką, tai dabar bus tokia mūsų katinėlio dainelė. Ir žiūrėsim, kas geriau šoks. Ar vaikai, kurie bus pelytės, ar mūsų katinas kalėdinis. Tie, kurie geriau šoks, visos kalėdinės dovanos jiems ir atiteks. Pasiruošę? Taigi sako visi vaikai ir tėveliai, ir močiutės, ir seneliai. Ir aišku, katinas. Katinėlis olela, šoka drykė su pele, su maža, su gražia, prie urvelio garaže, su maža, su gražia, prie urvelio garaže. Pašokinėja! Šokis baigėsi liūdnai, niks nežino, kur jinai. Gal urve, o gal katino pilve. Gal urve, o gal katino pilve. Hop, hop, hop. Aukščiau.
gražia, kuria urvelio garaže. Plapluojam katinėliui. Na tai kas čia geriausiai dabar šoko? Pakelkit rankytę. Aha, supratau. Na, aš greičias esu toks truputėlį vadilikas. Kartais kalbu kokią nors žaisliuką, kartais kalbu kokią gerą nuotaiką, o kaip šiandien bus pažiūrėsim. Aš šiandieną pas jūs atkeliau su viena misija. Kalėdų senelis sakė, pasiklausyk, ar jie moka ką nors deklamuoti. Tai mes dabar parepetuosim, gerai? Grinčas pasakys kokią eilutę iš eilėraščio, jūs visi ir tėveliai ir vaikai atkartosit. Gerai, parepetuojam. Mano batai buvo du. Vienas dingo, nežinau. Nu, neblogai Grinčas, ne? Oho, tikrai Gerai, nežinau. pabandysim dabar su muzika. Pasistenkit, kaip reikia. Na ne, dabar truputėlį taip atsiprašėm, sušiltam balso štydas, vieną rankytę į viršų ir darom taip. Abi rankytės. Ding, ding, ding,
Labas vakaras, burbuliukai, karasiukai ir visi kiti gyventojai. Ar nesulijot? Vaikai nesulijo, o tėveliai kaip jaučiasi? Puikiai, labai gerai. Kągi, mielieji, kai aukštai danguje užteka vakarė žvaigždė, į žemę atkeliauja kalėdos. Šiandieną mes įžiebsime ne tik kalėdinę eglutę, įžiebsime kalėdinę nuotaiką savo širdutėse. Ar taip? Ir aš labai paprašyčiau pagalbininkų, kad man padėtų. Taip, seneli, tau reikia ne bet kokių nykštukų, o miesto mero Audriaus Klišonio ir administracijos direktoriaus Daliaus Pečiulio. Kviečiame jūs į sceną. Paplojam šeimininkams. Nagi, ateikit drąsiau pas mane nykštukai. Sveiki, labas vakaras. Sveiki, kalėdų senelį. Sveiki. Labą vakarą, mėly plungiškiai. Labą vakarą, gerbiamas kalėdų senelį. Visi surinkę čia į Plungės senamiesčio aikštę. Sniego liko nebeturim, bet turim laukimą pačių gražiausių metų švenčių. Labai smagu, kad čia jūsų tiek didelai daug. Nuostabią eglę turim mūsų senamiesčio aikštėje. Papuošta tikra žolės karė. Tai prie šitos eglės, ne tik šį vakarą, kai ją įžiebsim, bet kiekvieną vakarą ateikit čia pasibūt, pasiklausyti muzikos, tiesiog pasidžiaugti metinę šventę. O metai šie tikrai buvo įdomus. Buvo daug ko juose, bet svarbiausia metų pabaiga. Kaip mes jūs užbaigiam, kaip mes jūs sutinkam. Labai smagu, kad daug vaikų, tikiuosi visi laukia įžiebimo, tai be jokios abejonės iš kalėdų senelio laukia ko? Dovanų. O šiandien mūsų dovana jums visiems yra ta nuostabi kalėdų eglė. Bet ta eglė neatsirado pati savaime. Ta eglė padovanojo nuostabus plungiškiai. Tie žmonės, kurie ją užaugino per ilgus metus ir šiandien šitą dovaną mes galim pasidžiaugti. Tai noriu pakviesti čia į sceną tuos nuostabius plungiškius, Ernestiną ir Tadą Pucius. Jūsų padovanota eglė šiandien nušvis šimtais lempučių ir visus mus įkvėps gražiausių švenčių laukimo ir geriems darbams. Ačiū Jums, sėkmės, stiprybės, sveikatos. Laukam Jūsų čia ant scenos. Pakvieskim visi, paplokim jie. Paplokim. O, jie ne vieni, kaip smagu. Ar šitaip tyliai dėkavojam tiem gražiems geriems žmonėm? O, vaikai šaunuoliai. O, sėdi trys. Sakė. Dar pabūdžiu, nepadėti. Nu, paplojam dar kartą. Garsiai visi paplojam šitą šeiminį. Nuostabi eglė, kurią tuoj pat įžiebsime. Tai mes eglutės dovanutojam norėtumėm ir simbolinis dovanėlis. Jūs dovanėlį davėt visam miesto, visam rajonų. Ačiū Jums už tai, kad išauginau tokį gražį žalias karį. O mes ir simbolišką norėtumėm nuo savivaldybės, nuo administracijos perduoti Jums irgi, kad atsimintum tuos laiką, kad kokį gerą darbą padarėte Plungę. Tai dėkoju Jums ir gražių atėjančių švenčių. Na kągi, padėkokim dar kartą miesto šeimininkais. Nepabėkit jūs, nes jums dabar atiteks labai svarbus darbas. Dabar bus ta svarbioji misija, reiks įžiebti eglutę, bet įžiebsim labai originaliai. Dabar jūs paimkite, čia kaištukas vadinasi, ar ne? Taip, jūs tą aktorį dalį, o čia bus... Rozetė? Rozetė, viskas. Tai dabar aš kai duosiu startą, po truputėlį vienas į kitą ir kad būtų toks sujungimas gražus. O publiką palaikykit plojimais. Paplojam. Dar garsiau. O! Kas čia dabar? Senelė, žinai ką? Kas čia buvo? Aš nemačiau
prašau, kad kas nors šypsotųsi. Gal dėl to ir įvyko toks trumpas sujungimas? Tai čia gal toks bridžas. Nu gerai, dar kartelį, atsitraukiam truputėlį vaikai, taip atsargiai. Gerai, bus ir taip gerai. Čia mes dabar padarykim. Dabar reikia didesnių plojimų, važiuojam! Visų šypsenos, didelių plojimų. Jungia mūsų kalėdinę miesto eglutę. Štai jinai kokia gražuolė. Labai gražu, paplokim brolyčiai. Ačiū labai jums. Jaunuoliai, pasižiūrėkit, kaip gražiai. Šiva, žvaigždutės, kaip gražiai atrodo Plungės miesto žaliaskarė. Ačiū. Labai ačiū. Nu tai ką, dar vieną dainą kartu. Pabūkit ant scenos, gerai? Pabūkit. Prašau, muzika. Ja tikrai žinote visi, kad norėtumėt, kad kartu dainuotumėt, gerai? Ai, pamojuokit. Davai, gerai. Man palinkėti gerų kalėdų, man palinkėti geros nakties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu gražios nakties. Man palinkėti gerų kalėdų, man palinkėti geros nakties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu geros O dabar apsikabinam visi kartu dainuojam. Artėjančių švenčių. Ačiū, Plunga! Pamojuokit mums! Bet jūs dar nepabėgit, nes šventė dar tęsiasi, eglutė įžiebta. Išvažiuoja tik kalėdų senelis su besmegeliu. O čia į sceną mes dabar kviečiame Wings of Roses.
Na kągi, išlydom kalėdų senelį ir dar kartą noriu plojimais pasitikite Queens of Roses. Labas vakaras visiems. Labas vakaras, Wow. Labas vakaras. Kokį grožį turite. Wow. Kaip jūs nusiteikę? Ar nesušalot? Gerai, labai gerai. Mes pasistengsim dar jūs pašildyti.